Sveiki, čia Balti Vilkai ir šiandieną bus jūsų lapkričio mėnesio manifestacijos horoskopas. Šiandieną tokia realybė mano, kad dirbu iš namų, vaikas neėjo darželį. Prieš savaitę mano viena mašina visiškai sugedo ir variklis nebeveikia. Antroji mašina, kurią paskolino, dabar praėjo lygiai savaitę, susprogo padanga. Tad mano vaikas neina į darželį. Tad jeigu išgirsite garsų, tai aš pajaučiau tiesiog įkvėpimą dabar įrašyti šį horoskopą ir aš įrašau, nepaisant pasiteisinimo, kad štai vaikas namie negaliu padaryti kažko, štai sulūžo mašina, aš dabar nervinsiuosi, tai dar kažkas. Tiesiog imu ir darau iš įkvėpto noro. Tai va, taigi nieko nelaukiant, pradėkime nuo avino. Taigi avinas. Šį mėnesį vidinės jėgos ir pasitikėjimo ugdymas. Taigi ką gausi? Avinams šis mėnuo padės giliau suprasti savo troškimus, tai yra ko mes norime tiksliau ir tai yra labai gerai, ir stiprybės. Tai šios stiprybės šį mėnesį tau padės. Meilėje tai bus gilesnis ryšys su partneriu. Tai laikas, kai jausitės labai saugiai ir norėsite dalinti savo jausmais. Tai reiškia, kad šį mėnesį tiems, kas neturi partnerio, per savo atvirumą jūs jį galite pritraukti. Pinigai, tai šį mėnesį bus tikrai daug finansinių galimybių ir ypač tada, jeigu rasite kažkokį kūrybinį sprendimą. Tai tos galimybės ar idėjos, tai jeigu kils kažkokia kūrybinė idėja, sprendimas, išdrįskite tai daryti ir rizikuoti. O jeigu įdomu, kas laukia karjeroje, darbe, versle, tai laukia didelis pripažinimas ir augimas, sveikinu. O jūsų dėmesys smulkmenoms būtent ir padės pasiekti puikių rezultatų tiek versle, tiek darbe ar karjeroje. O sveikata, tai fizinė veikla padės išlaikyti energiją. Tai čia ne paslaptis, kad sportas, judesys, bet koks judesys mums padeda palaikyti energiją. Taigi šio mėnesio manifestacijos technika yra Rampage. Tai būtent per Rampage sukurk pozityvios energijos srautą. Tai yra, kalbėkis su savim veidrodį arba klausykis mano įrašų apie tai, kuo nori būti. Taigi sėkmingos dienos yra visos, o dar sėkmingesnės yra 5, 14 ir 23. Jautis, šį mėnesį nusimato stabilumo kūrimas. Ir šį mėnesį jums bus palanku atkreipti dėmesį į stabilumą tiek asmeninėme, tiek profesinėme darbo gyvenime. Tai kaip jūs jaučiatės, ar stabiliai ar ne ir ką galite dėl to padaryti. Tai susifokusuokite į tai. Meilėje tai ieškosite ramybės ir galbūt balanso, galbūt to jums ir reikia balanso tarp santykių ir tarp darbo. Tai laikas, kai tikrai yra verta parodyti dėmesį partneriui. Ir jeigu girdit, vaiko žaislai. Taigi pinigai. O finansinė padėtis matau, kad stabilizuosis ir gali pasirodyti idėjų, kaip galite uždirbti dar daugiau. O karjera, verslas ir darbas tai bus pastovus, bet gali vėlgi atsirasti kažkokių galimybių ar idėjų, kurios praplės jūsų finansinę gausą. O sveikatai tai jums reikia labiau meditacijos, kad nurimtų jūsų kūnas, išleistų visą įtampą ir pagerintumėte savo bendrą būklę, nuramintumėt. Nežinau, kas vyksta, bet to reikia. Taigi šio mėnesio technika, tai jums yra ir meditacijos, ir subliminalai. Tai yra nakties įrašai, nakties klausimas. Šiaip visus įrašus galite klausytis visą naktį, kurie patinka. Tai kurie sustiprins galvojimą apie save. Tai yra pozityvų galvojimą apie save ir savo gyvenimą. Tai nakties įrašai. Sėkmingos dienos yra visos, bet sėkmingesnės yra 6, 16 ir 28. Dvyniai. Naujos pažintys ir bendravimas. Tai dvyniams šį mėnesį bus labai palanku kurti naujus ryšius, bendrauti su naujais žmonėms ir ieškoti naujų kontaktų. Tai yra visada labai labai gerai. Reiškia, jūs paskleidėte jau energiją ten, kur reikia ir dabar jau ateina galimybės galbūt pasiimti savo norus ar gauti kažko, ko siekiate. Taigi, meilėje tai naujos pažintys atneš žavesio, o jeigu jau esate santykiuose, tai atnaujinkite ryšį. Tai
Pradėkite atvirai bendrauti apie savo jausmus. O pinigai galite rasti naujų būdų, kaip uždirbti, bendraujant su kitais žmonėm, kuriant projektus bendrai. Tai yra ne vieni, bet su kažkuo. O karjera, verslas ir darbas, tai būtent bendradarbiavimas su kolegomis atneš sėkmę. Todėl būkite atviri naujoms idėjoms, pasiūlymams, galbūt kažkokioms mintims. Sveikata. Tai sveikata, nuostabu, gerai, tiesiog praleiskite laiką su draugais. Tai tiesiog leis jums atsiriboti nuo gyvenimo kažkokių tai tikslų, užduočių ar darbų. Taigi, o šio mėnesio manifestacijos technika tai afirmacijos. Afirmacijų kartojimas. Kartokite tiesiog savo teiginius, kurie stiprina pasitikėjimą. O sėkmingos dienos yra visos, bet sėkmingesnės 4, 13 ir 25. Vėžys. Taigi šį mėnesį atsigausite ir norisi jums ramybės. Taigi vėžiai gali tikėtis tokio ramesnio mėnesio, kuriame galės sau skirti laiko emocijų atstatymui, savo ramybės atstatymui ir įtampos paleidimui. Meilė. Meilė tai gausite palaikymą iš partnerio ar šeimos narių ir žmonių, kurie padės jums jaustis suprastais. Pinigai. Taigi jums šį mėnesį reikia taupyti ir labai planuoti savo finansus. Karjera tai dėmesys darbui ir santykiams su kolegomis padės greičiau pasiekti tikslus. Taigi skirkite dėmesį darbui, bet skirkite dėmesį ir santykiui su kolegomis. Sveikata, taigi rodo labai aiškiai, kad tai yra laikas meditacijai. Kad subalansuotumėt savo energiją iš įtampos į ramybę, iš streso į ramybę, iš dar kažkokių negatyvių jausmų, kad atpalaiduotumėt visą kūną. Nes meditacijos metu iš mūsų kūno mes kartais drebame meditacijoje, išeina susikaupusi įtampa. Tai va, meditacija. Sėkmingos dienos yra visos, bet sėkmingesnės yra 3, 11 ir 21. Liūtas. Kūrybinė išraiška. Liūtai jaus kažkokį norą atlikti kūrybiškumo reikalaujančius dalykelius, darbelius. Ir ieškos galbūt naujų būdų, kaip išreikšti save. Tai va, tai galbūt rasit naują hobį, galbūt atrasit iš savo verslo. Turiu vieną pažįstamą, kuris kūrė virtuvinius, bet paskui pamėgo dekupažą. Tai va, čia toks dabar mano pamąstymas, kad gali jums kilti kitokios kūrybinės idėjos ir tai labai yra gerai. Meilėje tai romantika labai ryškiai matosi ir nebijokite parodyti mažais kūrybiniais gestais savo meilę partneriui. Tai yra galbūt mažos dovanos, kurios sukurtos rankomis, bus daug reikšmingesnės jūsų partneriui. Pinigai. Pinigai tai finansinės galimybės atkeliaus būtent per tą kūrybiškumą arba investicijas į tai, kas jūs labai traukia. Karjera, darbas, verslas, tai jums yra siūloma šį mėnesį ieškoti naujų kūrybingų sprendimų. Tiek darbe, tiek versle. Nes būtent tie kitokie sprendimai ir kūrybingi sprendimai bus pastebėti. Galbūt turite socialinę mediją, galbūt darbe, galbūt kažkur dar kitur. Tai būtent tie kūrybiniai sprendimai, kuriems galbūt kiti sakytų, nesąmonė, taip nedaro kiti, jums būtent ir atneš tai, ko jūs siekit. Sveikata. Tai būtent per kūryba jums suteiks energijos. Tai jeigu neturite tos energijos, pastebėkit. Nes visi mes turim kažkokią tai dalelę savęs, kur mes kažką mėgstam daryti. Tai skirkite tam laiko. O šio mėnesio manifestacijos technika tai yra Rampage. Tai aistringai veidrodyje pasakokite apie savo svajonės. Kai mes tikime savo to, ką sakome, mes tai pasiekėme, mes tai gauname. Arba klausykitės mano įrašų. Mergelė. Mergelė tai savęs tobulinimas. Mergelė turbūt visą gyvenimą save tobulina ir todėl jinai pasiekia labai didelius rezultatus. Jeigu jinai per daug savo kritinių protų savo nepradeda analizuoti ir pasako stop, dabar imuosi veiksmų, neužsibūna ilgai savo analizėse, savo detalėse, tai yra geras bruožas, bet turi mergelės tai stabdyti, kad pasiektų
viršūnės, visur viršūnės. Tad mergelė šį mėnesį skirs laiką savęs tobulinimui ir kažkokių tai įgūdžių gerinimui. Ir ką aš noriu patarti, tai susitelkit ne į silpnybės, o į stiprybės. Tai jeigu matote, aš paimsiu iš manifestacijos pusės, kad jums gerai sekasi manifestuoti, bet lyg kažko trūktų, labai nedaug, tai imkite to veiksmo. Imkite to veiksmo, tai pagerinti iki galo. Tai va. O ne, tarkime, pavyzdys, aš nemoku megzti ir aš einu mokintis megzti. Tai čia mes nieko nežinome. Tai darykite iš tos pusės, kur jums trūksta kažkokios mažos detalės, kad pakiltumėte į viršų. Taigi, meilė. Tai jeigu turite partnerį, tai atvirai bendraukite. Atvirai bendraukite santykiuose, tai bus jūsų vartai į meilę. Ir taip pat matosi horizonte, kad būtent per atvirumą gali atsirasti nauji santykiai. Ir vaikas ponė. Pinigai tai būtent savo kažkokių įgūdžių tobulinimas, pabaigimas kažkokių darbų, taip pat atlikimas tų detalių, kaip sakiau, pavyzdį su manifestacija, tarkim, perėjimas, trūksta perėti kažkokį negatyvų įsitikinimą, jūs jį perėsit ir jūs šausit kaip šampano kamštis, kaip vienas sekėjas sakė, ar ne, ir pasimsit viską, ko norit. Ir taip pat šis jūsų, kaip čia dabar išsireiškus, būtent kai patobulinsit save kažkokioje vietoje, kurioje trūksta visai nedaug, tai padės gauti papildomų pajamų šaltinių. Karjera, darbas, verslas. Taip kad jūsų įgūdis koncentruotis į smulkmenas yra jūsų pliusas, tad koncentruokitės į smulkmenas ir į jų tobulinimą, nes jūs pastebit visas detalės. Jūsų pastangos bus pastebėtos. Tai va, tai ką jūs pamatot, kiti nemato. Tad pasakykite apie tai ir per tai jūs pakilsit savo versle, karjeroje, darbe. Sveikata. Taigi jau mergelėms reikia rūpintis ne tik emocinę kaip kitiems ženklams, bet ir fizinę sveikatą. Taigi mityba, prisižiūrėkit mitybą, nes aš labai daug mergelių pažįstu, tai žinau kaip yra, jeigu jos įsidirba, jos nevalgo arba valgo, nesąmonės iš degalinės. Tai medituokit, kad sureguliuotumėte savo emocijas, nes būtent kai sureguliuojame emocijas, mes tada nepradedame nevalingai valgyti. Tai va, žiūrėkit, ką valgot, pasiruoškite, jeigu reikia, ir medituokit. Tad šio mėnesio manifestacijos technika yra meditacija. Sėkmingos dienos yra visos, bet dar sėkmingesnės 2, 10 ir 30. Svarstyklės. Taigi jūsų mėnesis yra harmonija tarp žmonių. Taigi jūs lapkritį sieksite pusiausvyros santykiuose ir pusiausvyros bendraujant su kitais. Tai yra, jūs būsit tas balansas. Jūs norėsite su visais tiek palaikyti taikų ryšį, tiek diskutuosite iš pagarbos. Tai kaip tobulas gyvenimas, ar ne? Kur niekas nesipyksta, bet visi turi savo nuomonę, jūs ramiai išsakote, jūs ramiai bendraujate, jūs pasitikinčiai bendraujate. Ir tai yra nuostabu, nes tokie santykiai atneša dažniausiai didelės galimybės visur. Meilė. Tai harmoningas laikas santykiuose. Tad jums tai reikės ieškoti kompromisų, kurie tiktų abiems. Tai būtent tai apie ką ir yra šis mėnesis. Pinigai, vėlgi, balansas ir harmonija tarp darbo ir laisvalaikio. Jeigu atrasite tą harmoniją, jūs atsipalaiduosit ir gausite daugiau finansinės naudos. Karjera, darbas arba verslas. Tai vertinkite komandą. Vertinkite komandą. Ir tai padės jums pasiekti sėkmę. Sveikata. Tai jums reikia laiko skirti atsipalaidavimui, kad palaikytumėt savo pusiausvyrą, emocinę pusiausvyrą ir gerai jaustumėtės. Tad šio mėnesio manifestacijos technika yra afirmacijos. Tai kartokite teiginius savo apie meilę savo, apie harmoniją, balansą, kad aš jaučiuosi subalansuotas žmogus, aš esu harmonijoje su savimi, su gyvenimu ir taip pat pasitikėjimu. Skorpionas. Jūsų mėnesis tai visiškas paslapčių atskleidimas. Taigi šį mėnesį skorpionai gilinsis į savo vidų, į emocijas, kodėl verkiam, kodėl liūdna, kodėl kyla nerimas, kodėl linksma ir analizuosit norus. Kodėl to noriu, ar tikrai to noriu ir pagaliau atrasite sprendimą, ko jūs norite, imsitės veiksmų, nes galbūt nebenorėsite jausti kažkokių emocijų, kurios yra per dažnai. O meilėje tai ieškokite tiesiog nuoširdumo ir pasitikėjimo.
Pavyzdžiui, jeigu esat santykiuose, tai žiūrėkite, kur jūsų antroji pusė yra nuoširdi ir kuriuose vietose jūs juo ar jie pasitikit. Taip pat ir į save nukreipkit, pagalvokit apie save. Ar jūs esat nuoširdus žmogus ir ar jūs pasitikit savim. Tai va, pinigai. Galite gauti labai didelių finansinių galimybių, tai bus kažkas iš naujųjų technologijų ir kurias reiks labai stipriai apsvarstyti. Tai va. Karjera, darbas arba verslas. Taigi stiprinkite save ir būkite atviri ne tik senoms tradicinėms idėjoms, bet ir naujoms. Įsileiskite naujas idėjas, kurios galbūt padės optimizuoti, palengvinti darbus ir taip jūs gausite pripažinimą ir palengvinsite savo darbo verslo dienas. Sveikata. Taigi, emocinė sveikata bus labai svarbi, tad jums reikės šį mėnesį praktikuoti meditaciją kuo daugiau. Nes jūs labai daug analizuosit šį mėnesį savo jausmus ir savo norus, tad meditacija padės gauti aiškumo, atsipalaiduoti. O sėkmingos dienos yra visos, bet dar sėkmingesnės yra 9, 18 ir 29. Šaulys, šį mėnesį atrasite daug naujų dalykų ir pajusite, kad norite keliauti, atrasti naujus dalykus ir plėsti savo akiratį, tai susipažinti su žmonėm, keliauti, susipažinti su kultūromis, galbūt su maistu ar su kažkokia nauja veikla. Wow, tad meilė tai netikėtos pažintys iš tikrųjų labai praturtins gyvenimą ir gali laukti labai romantiški nuotykiai. Pinigai, tai gausite tikrai nemažai finansinių galimybių, bet jos ateis per keliones ar ryšius su užsieniečiais. Tai va. Karjera, darbas, verslas. Tai ieškokite naujų projektų, kurie tiktų prie jūsų gyvenimo būdo. Tada jums viskas visur seksis. Sveikata. Tai jums reikia šį mėnesį aktyvumo. Tai aktyvumas gali būti vaikščiojimas gamtoje, šokiai, sportas, bet kas. Tiesiog aktyvumo. Kiekvienoje dienoje vis daugiau. Ir šį mėnesį vizualizuokit. Įsivaizduokit savo norus, tai yra ar keliones, ar troškimus. Nes tai įkvėps jūs imtis stipresnių veiksmų dėl savo norų. O sėkmingos dienos yra visos, bet dar sėkmingesnės 10, 20 ir 30. Ožiaragiai. Šį mėnesį įsipareigojimai ir savo tikslų peržiūrėjimas. Taigi šį mėnesį ožiaragiai jūs skirsit profesiniams tikslams, norams ir peržiūrėsite savo ilgalaikius planus. Ko jūs norite, ko jūs siekiate ir ko galbūt nebereikia jau šiais metais, ar ne, jau artėjam link naujų metų. Tad tiesiog jūs peržiūrėsite savo tikslus, tiek galbūt meilėje, piniguose, darbe, versle ir nuspręsite, ko reikia, ko nebereikia ir į kurią kryptį eiti. Taigi meilė. Tai jeigu esate atitolę, tai pradėkite vėl bendrauti su partneriu kaip pradžioje. Tai labai sustiprins ryšį. Pinigai. Tai didžiulis progresas finansuose, nes būtent dėmesys į sukoncentruotus tikslus išsigrynintus atneš norimus rezultatus. Karjera, darbas, verslas. Taigi, vėlgi, išsikelkite daug aukštesnius tikslus, negu buvote išsikėlę. O sveikata, tai skirkite laiko atsigavimui. Tai padės susigrąžinti energiją. Tai meditacija. Ir taip pat šio mėnesio technika afirmacijos. Tai sustiprinti savo įsitikinimus apie tai, kad galite pasiekti savo tikslus, pasitikėjimas, lyderystė. Taigi sėkmingos dienos yra visos, bet dar sėkmingesnės yra 6, 15 ir 24. Vandenis. Inovacijos ir kūrybiniai sprendimai. Vandenį šį mėnesį jaus norą sukurti kažką naujo ir išspręsti susidariusios kliūtis ar iššūkius tai unikaliais būdais. Bandau sugalvoti pavyzdį, koks tai galėtų būti iššūkis. Paimkime pavyzdį, mano sugriuvusią mašiną. Tai mano sprendimas buvo, mes sulūžome su antraja mašina netoli namų ir kol atvažiavo sesers vyras po valandos, pažiūrėti, kas mums atsitiko, galbūt vaiką nuvežti darželį, kai jis atvažiavo, aš supratau, kad mes galim neiti darželį, mes galim neiti į parduotuvę prisipirkti pavalgyti ir grįžti namo.
Tai va, tai čia toks unikalus kitoks sprendimo būdas, o ratas taisys vėliau. Vėliau aš suskambinsiu visiems ir sutvarkys. Tai va, nebijokit unikalių sprendimo būdų, kartais netikėtų ar kitokių. Meilė. Partneris bus įkvėptas jūsų kūrybingumo, sprendimų ir energijos. Tai stiprins ryšį, taip kad nebijokit priimti įvairius sprendimus. Pinigai. Taigi atsiras tikrai idėjų galimybių pagerinti finansus ir ypač jeigu tai bus kūrybiniai projektai. Karjera, darbas, verslas. Tai vėlgi originalūs sprendimai duos jums pripažinimą. Pripažinimą jūs pamatys. Sveikata. Taigi emocinis atsipalaidavimas yra būtinas tam, kad išlaikyti kūrybinį kvėpimą. Todėl meditacija būtent bus jūsų šio mėnesio technika. Nes tai leis atsikvėpti, gauti aiškumo, atsipalaiduoti ir toliau turėti energijos dirbti savo kūrybiniuose tiksluose. Taigi sėkmingos dienos yra visos, bet dar sėkmingesnės 8, 18 ir 27. Žuvis. Intuicija ir savęs atradimas. Taigi žuvims lapkritis bus savęs pažinimo mėnuo, kuris padės atskleisti jūsų tikslus norus ir potencialą. Meilėje intuicija vesi labai stiprų ryšį ir supratimą su partneriu, tad nebijokite išsakyti savo jausmų. Pinigai. Taigi pasinaudoję intuiciją jūs galite nuspręsti ir priimti geriausius sprendimus. Tad tik per intuiciją priimti jūsų atsakymai, sprendimai pasieks geriausių rezultatų. Tad jeigu jaučiate, kad tai ne, reiškia yra ne. Jeigu jaučiate, kad taip, reiškia pasieksite norimų rezultatų. Karjera, darbas ir verslas. Taigi jūsų kūrybiškumas bus pastebėtas ir niekas nesupras, kodėl jūs visada priimat gerus sprendimus, todėl jūs dar labiau pastebės. Nes žuvis turite intuiciją labai stiprią ir tai yra jūsų labai didelė stiprybė. Todėl jūs busit pastebėtas ir gausite netgi naujų galimybių tiek uždarbiui, tiek susitikimams. Sveikata. Emocinė ir dvasinė sveikata bus labai svarbi, todėl praktikuokite meditaciją, kad galėtumėte atsipalaiduoti, nes intuicijai ir kūrybiškumui, kad jisai būtų pas jūs, mes turime atsipalaiduoti ir tai daro meditacija. O įkvėpimui naudokite vizualizaciją, tai matykite savo galutinį troškimą. O sėkmingos dienos yra visos, o dar sėkmingesnės yra 3, 13 ir 24. Taigi lapkričio horoskopas. Viskas. Linkiu sėkmingo mėnesio ir tiesiog siekit savo svajonių. Klausykit savęs ir gausite viską, ko norit. Su meile, su didelė meile, balti vilkai.